Skyreliai, trinkteliai, net gyreliai sujudėjai. Manęs jau seniai neapleidžia mintis apie žmogų, kurį tarsi pažįstu per mamos man dainuotas lopšines. Dabar, kai ant rankų supuoju savo dukrytę, kada nors jai būtinai papasakosiu apie moterį, kuri daugybei žmonių buvo daugiau nei mokytoja. Apapa išsimušo 3 dantis. Pirmiausia, tai man ir atrodė, kad tos dainos negali numirti. Kad jas reikia dainuoti, kad jas reikia mokinti, kad jas turi visi mokėti. Susėdė ir kaip gerai jungia šeimoje daina. Vaidilutė Jončaitė, mokytoja lituanistė, nepaprastai mylinti mūsų kalbą, liaudies dainas, knygas, teatrą ir gyvai perdavė tą savo meilę mokiniams. Sovietmečiu jos tautinė savimonė lyg tyliam partizaniniam kare formavo jaunų žmonių pasaulėjautą ir brandino vaisius viltingai Lietuvos ateičiai. Tai viena iš daugybės dainų, kurių mokytoja Vaidilutė išmokė tada dar visai nedidutė Ilona. Dabar Ilona tas dainas perduoda jaunajai kartai. Jinai pati jos užrašinėjo, jinai per kaimą žmonės šnekino ir mumis išmokino mažą dalį, ką aš prisimenu, tai va aš išmokinau kolektyvą savo, tai mes dainuojam. Gaila, kad aš mažą dalį tai išmokinau. Aš atsimenu mokytojo žodžius, jinai sakydavo, mergaitė, susiveskit sąsiuvinį, rašykitės dainas. Kuris čia labai tų mokytojų klausom. Jaunutė mokytoja Vaidilutė Jončaitė buvo paskirta dirbti Žemaitijoje, mažame miestelėje Šilalės rajone. Taip ir likusi ten gyventi, laimingai ištekėjusi ir susilaukusi vaikų, ji Upynos viduriniai mokyklai atidavė per 40 savo gyvenimo metų. Iš šalies stebint, aš supratau, kad ji yra Smetonos laikų mokytoja, nes šitokios erudicijos žmogaus, šitokio išsilavinimo aš tikrai niekada nebuvau sutikusi. Jos mokiniai Vaidilutę vadina išskirtinę, kurios pašaukimas mylėti. Labai mylinti savo darbą, labai mylinti lietuvišką žodį, labai mylinti lietuvių literatūrą. Mokiniai atsimena, kad Vaidilutės namuose didžiausią įspūdį jiems padarydavo galybė knygų. Turėčiau pasakyti, kad aš nepažįstu daugiau knygų perskaičiusio žmogaus. Ji skaitė nuolat, ji skaitė daug, ji skaitė be galo įvairią literatūrą ir iki šiol, kiek žinau, skaito labai įvairią literatūrą. Aš tiek knygų nebuvau mačiusi apart bibliotekos. Ir 3 muškietininkus man paskolino mokytoja Vaida. Lietuvių liaudies dainos, klasikinė muzika, meno pažinimo pamokos, įvairūs rankdarbiai, ką jau kalbėti apie dažnai statomus spektaklius. Visa tai buvo dosniai dalinama paprastiems kaimo vaikams. Maša, maša, pono limon, kaip tau maša, kiškelmona. Kam padirbai? Juk gausi kailį. Kaip tau maša, kiškelmona. Višta to višta. Prieš kiekvieną renginį mūsų kokį 20-30 vaikų būriu pas ją į namus. Ateinam ant medinės skrynės uždėtas toks adijaliukas, lygintuvas įjungtas. Visi lygindavomės drabužius,
Dičkės pindavo mažikiams kasas, dičkės viena kitoms, bet ta prasme toks šrumlys, kokie 30 vaikų po namus. Ten pas jos namuose tos durys yra, taip gali ratu eit ir mes ten visi vorom. Tai aš galvoju, čia turėjo žmonės būti tokie savo srities mylėtojai, tuo gyventi reikėjo. Iš Donos vieną kartą, jau čia su kitais kolektyvais, mes su dramos būreliu nuvažiavom, aš neatsimenu, mes vandens leliją, ką mes ten turėjom atsivežę. Ir dinga elektra, tai žmonės mums lyg ternus sunešė. Ir vis tiek mes gavom vaidinti. Didžioji mūsų dalis neturėjom jokio muzikinio nei talento, nei išsilavinimo, nei klausos. Tai radosi jau paskui bedainuojant. Ir mokytojos principas, mano galva, buvo labai, labai žvalgus. Jinai tiesiog mus mokydavo vieni kitų klausytis. Mokytoja vaikus traukia kaip magnetas ir šios paslapties toji karta niekaip negali įvardinti. Dabar tai vadinama charizma, o tada... Kodėl vat pas tą mokytoją kai vaikai, vat kodėl? Nes kai Magnis traukdavo, tai ir vakaras ir į būrelius ten nekviesti būrelių, į chorą varą vaiksnai, o va ten eini. Pat kad pas Jomčaitę tai eini, dainuoju tai pas manęs į chorą tai neini. Buvo labai nejauku, labai nedrąsu, nes viena mokytoja buvo baigusi muzikos mokyklą, tai jau sakė, kaip jūs galit dainuoti, visai gaidų nepažindama. Bet jums tai netrukdė, nes jūs visą laiką pataikė. Aš išklausos, už tai dainuodavau, kaip išeidavo. Pagarba mokiniui, nuoširdus dėmesys ir nepaaiškinamas išskirtinumas. Tokias mokytojos portreto detalės bando sudėti jos auklėtiniai. Atidumas, mokiniams rodomas dėmesys, jautrumas. Mokytoja nebuvo muzikos mokytoja, jinai buvo mokytoja lituanistė, su nepaprastai tvirtu, talentu reikėtų sakyti. Toks didelis talentas mokyti vaikus prikišama jų neauklėjant. Tai tokiu būdu jinai laida po laidos mus tikrai to žodžio prasme ir augino. Jinai buvo labai graži, jinai buvo tokios vidinės kultūros žmogus, kad ją užtenka praeiti paprastą koridorių ir tu žinai, kad čia eina nepaprastas žmogus. Yra taip kartais žmogus, jauti, kad tas žmogus kažkoks kitoks ir negu visi ten. Kažkoks nors spindulių, ar jie jauti tokie dėmesį didesnį parodo kitiems. Jautresnis, jausmingesnis tas žmogus, kai supranti tą žmogų. Vaiką tą labai greit pajusdavo tą tokį nuoširdumą. Suvokti lietuviško žodžio esmę, jo grožį, o svarbiausia – pagarbą tam žodžiui. Štai ką iki šių dienų savyje neša Vaidilutės mokiniai. Mums skiepijo mokytoja pagarbą mūsų kraštui, pagarbą mūsų krašto žmonėms, meilę žmonėms. Mes niekada nemotydavom mokytojas nei susiraukusios kažkokios, nei piktos. Jau kai aš pradėjau lankyti, jinai tikrai nebuvo ten 30 ar 20 metų, jau ji buvo moteris metuose, bet jin visur su mumis važiuodavo. Mes 5 kilometrus eidavom į Jonines pieškom, jinai eidavo su mumis kartu į Pažerį. Mes per visą naktį siusdavom, dūkdavom, mokytojas Klemensas laužą sukraudavo su mokiniais, mes su Vaida mokytoja vainikus spindavomės. Naktį užmigdavom, atsibusdavom apklostyti, o dičkiai per naktį šokdavom, o paskui kildavom, visi 5 kilometrus pareidavom. Mokytojos namuose laukiamas buvo kiekvienas. Šiluma ir jaukumas lyg šios šildo širdis mokinių prisiminimuose. Žiemos periodu mes gyvenom bendrabutį mokyklos. Vakarais įsigudrinom vaikščioti pas mokytoją, žiūrėti laidos Labanakt vaikučiai. Pažiūrėm tą laidelę vaikam, bet niekada pasibaigus tai laidelį mes nesam išėję iš karto.
vakarojams tas vakaras, tina man ta šiluma tokia, ta kukni papurenta, tas pečius šils, mokytojas virtuvė drož paukštukus, medinius daro, tas kvapas medžio, tas namų net kvapas yra likęs. Man, gimusiai jau nepriklausomoje Lietuvoje, sovietinis laikotarpis sunkiai suprantamas. Deficitas, tuščios parduotuvių lentynos, suvaržyto žodžio laisvė – visai nesuvokiamas dalykas. Tačiau lietuvių liaudies dainose išliko tai, kas nutylima ir jos veikia jaunų žmonių sąmonę. Daina tokia yra apie kareivius. Mes Lietuvos kareivėliai nieko nedėjojam, visas smagus dalingai, savo dainas dainuojam. Čia yra Lietuvos karių daina buvusi. O į ansamblį traukdavo tą dainą, niekam neįteitų į galvą, kad tai yra daina, Lietuvos karių daina yra. Ji pati, užvesdama tą visą jau savo kraštotyrinę veiklą, juk irgi, liaudies dainos, tai iš vienos pusės taip, tvarkoj, liaudies dainos, bet iš tikrųjų, tai negali nežadinti vaikų sąmoningumo. Negali. Jausdavus toks, visada per pertraukas klasėje būdavo, neįdavo į mokyklą. Žurnalą pasikeitė ir viskas. Ir visą laiką su vaikas, visą laiką, praktiškai kiekvieną pertrauką rasdavo, jeigu koks reikaliuks užbėgti pas mokytoją, tai nereikdavo iškoti mokytojų kambarį, būdavo prie vaikų. Mokytoja buvo kitokia ir ji niekada nebuvo parsidavusi sovietiniai valdžiai. Vaidilutės šeima pajuto sunkią sovietų ranką. Mokytojos sesuo su bendraklasiais buvo sulaikyta už antisovietinę propagandą. Todėl Vaidilutė pateko po nomenklatūrininkų didinamuoju stiklu. Tokie dalykai visada būdavo susiję. Jau jeigu kas nors iš šeimos narių tokį dalyką patiria, neišvengiamai tai gali veikti ir kitus šeimos narius. Ir iš viso dėstyti lietuvių literatūrą tam tikrą prasme irgi buvo įtampos toks laukas, nes tu niekada nežinai, kaip čia pasakius, kam koks tavo žodis gali užkliūti ir netai pasirodyti. Jau labiau, kai tavo vyras kraštotyrininkas, kuris yra iš prigimties kraštotyrininkas. Jisai viską fiksuos, jisai visur landžios, viską rinks ir tikrai neišvengiamai pakonfrontuos kažkur su valdžia ir taip toliau. Kada jau Lietuvoje prasidėjo atgimimas, tai ir tiek mokytoja, tiek jos vyras buvo pirmieji sąjūdžio šaukliai. Kai į tuos namus ateidavo, tai ten buvo laisva Lietuva. Ten buvo tuomet laisva Lietuva. Bet mes žinojom, kad nebile ką galim šnekėti, kad nebūtina viską, ką pas mokytoją šnekėjom, reikėtų ir klasiokam papasakoti. Ne, bet ten buvo kitokia Lietuva tuose namuose. Ir dėl to, kai aš jau buvau studentė ir kai prasidėjo sąjūdžio mitingą ir Laisvės statula Kaune atidengta, tai buvo taip natūralu, išsiplėti mokytojas namą į visą Lietuvą. Čia dabar natūralu, normalu. Dabar bus visur normalus gyvenimas. Viens lapelis nevainiks, viens berniuks negiesmininks, kur dustos visados daugiau padarys, viens pradėsit padės, draug toliau varys. Mažas akmenėlis didelį vežimą verčia. Tam tikra prasme gal net nematoma. Jeigu nenori, tai taip pilko minio praeis ir net nepamatysi. Kokia jinai buvo tada mokyklo ir kokia jinai dabar yra, jinai tokia pat ir tebėra tokia pat. Labai graži, tokia pat labai elegantiška, tokia pat iš vidaus didis žmogus. Ne tik mokė mumis dainuoti, šokti ar ne, su mumis būti, bendrauti, bet jinai mokėjo kiekvieną išklausyti. Mes ją įsipasakodavom, aš nežinau, mes niekam neįsipasakodavom. Ta prasme, jin puikiausiai galėjo be jokių diplomų psichologija dirbti. Mūsų ta vaikystė, kaip dabar seka, gūdus sovietmetis, už geležinės uždangas, bet mes gyvenom
dėl mokytojas, dėl jos va, tokią pasirinkimą gyventi ne savo, o kitiem. Todėl, kad savo gyvenimą aukoja vardan mūsų gyvenimą. Nes mūsų gyvenims dėl jos buvo gražesnis, įdomesnis, ne tik tą minutę, bet į ateitį, į mūsų vaikų netgi ateitį. Nes mes iš mokyklos, iš mokytojas namų išėjom kitokie, negu būtumėm užaugę be mokytojas. Tai dabar aš nežinau, ar ta teisybė, bet ta Roma, Aurelija ir Daiva, kad atvažiuoju čia į nusikaltimą. Nu, gal tu užbaig, tėtuk. Au. Klemok, nereik pasakoti svetimų dalykų. Svetimų paslapčių negali pasakoti. Kas mes būtume buvusią, sako, jeigu nebūtume, sako, dalyvavę tuose ansambliuose. O jo čia ateidavo, tik tai susėsdavo prie pečiaus. Ar ta teisybė neteisybė? Ir mes žiūrėjom tokį filmuką apie drambliukus, kaip tie drambliukai vis kažkur paskui kažką eidavo, tokį rusišką filmuką. Tai pasivadino drambliukai. Tokių sutikti gyvenime tai yra dovana. Dovana, nes, kaip aš sakau, tėva, tai tiesiog suteik gyvybę, o paskui daugybė žmonių tau suteik gyvenimą. Tai čia yra iš tų žmonių, kas mums suteikia gyvenimą. Tokį, kokį aš dabar turiu gražų. Ir atskrido musiukė, to uodelio sesukė. Štai, dukrytė, kiek noriu tau papasakoti apie mokytoją. Mokytoją iš didžiosios raidės. Mokytoją pakeitusią šimtus gyvenimų. Mokytoją, kurios perduotą lopšinę tau dainuoju, kad užaugtum žmogumi. Ar tu sergi negali?